baidarė ir plaukimui pasiruošta. Paskaičiavau, jog jei į krantą lipsiu valgyti 3 kartus dienoj, ryte, per pietus ir vakare, tai viso šito man savaitėje turėtų užtekti. Na ir aišku, plaukiant įvairūs užkandžiai. Vanduo jau mašinoj ir tuoj parodysiu, ką susipakavau plaukimui šrūbų, palapinė miegui. Čia taipogi rūbui su ko miegosiu, termorūbai, super šiltas kojinės. Su šitais rūbais plauksiu, kepurė. Pasimsiu nuo lietaus, nors nebepraneša. Nežinau, ar maudysiuos, bet dėl spykių rankšas turėsiu. Jeigu bus vėsiau plaukimui, turėsiu dar termo rūbų. Miegmaišės. Kilimėlis, ant kurio miegot. Ir čia šiek tiek ką pasimsiu iš technikos. Tai 2 powerbankai. Juos krausiu ir viską krausiu su saulės panelė, vaistinėlė, veidrodėlis, jeigu kažkas į akį įkristų, pincetas, jei kokie erkė reikėtų traukti lauk, kremas rankoms, nes labai džiūsta, taipogi kremas nuo saulės, nes esu vieną kartą baisiai nudegęs, naktį pasišviesti, jeigu reikės, viską įamžinsiu, tai selfio lazda. Reikia šiukšlių maišų, kad nešiuklint, dujų, 2 yra pustuščiai, tai nusipirkau dar 2 pilnus, taipogi 2 žiebtuvėliai yra pustuščiai, tai nusipirkau 3 geriau turėt. Vailavičius plaukė per Atlantą, Aurimas kelionę pradėjo nuo Ispanijos, aš pradėsiu nuo Vilniaus. Reiks greitai irkluoti, nes maisto turiu tik savaitėj. Linkėjimai ofisoj. Gerbiami keleiviai, kalbu jūsų kapitonas Edys. Šiuo metu nėra vėjo, tad turbulencijos išvengsim. Prašom atsipalaiduoti, įsipatoginti. Plaukiu ir žiūriu porą vištų, tai sakau, nufilmuosiu. Tiltas. Aš visada su dviračiu norėjau pro šitą pralėkti. Linkėjimai žmonai, kuri savaitę mane išleido pasiplaukiot. Šiandien Leo mėginau paaiškinti, jog tėtis plauks savaitę ir jo nebus. Tai ėmė į irklą, sako, davai varom kartu. O Lukui sakiau, jis sako, pieno turi? Sakau, ne. Sako, nu tai varyk iš. Baidarė yra geriau plaukti, negu keliu važiuoti. Nes jokia juoda katė tau kelio neperbėgs. Aišku, telefoną išsitraukti nespėjau, bet čia iššoko bebras. Ir čia ratus sukioja erelis. Tiltas. Kalorijos gerai dega, tai sakau, už kandos pasimsiu, turėtų gerai sueit. Vasarą kaip plaukė, tai viskas aišku, šilta, o balandžio 1 pusėj, tai 1 minutę karšta, kita šilta, nespėjai čia renginėtis. Tai šitą baidarę jau keletą metų turiu, pripučiamą, mokėjau 340 eurų su nuolaida. 3 suaugusius gali talpinti iki 230 kg, tai sakyčiau visai neblogai. Po lovą mes sandėliuojam šitą baidarę. Nereikėtų bijoti, jog yra pripučiama, esu užplaukęs ir ant akmenų, ir ant eglės medžių, nieko neatsitiko, puikiai laiko. Update'as. Per 3 valandas 20 km iki Grigiškių. Pusiau dreifavimo režimų.
Tai 2 savaitės prieš išplaukiant, gal labiau 3, šiek tiek sportuodavau, kilnojau gyrą ir atspaudimus dariau. Tai šį penktadienį, kadangi jau žinojau, jog dabar pirmadienį išplauksiu, tai šį penktadienį, sakau, rimčiau pasportuosiu. Tai tiek pakilnojau gyrą, kad jau nebegalėjau išties rankos, tiek bicepsas skaudėjo. Šiandien ryte atsibudau, tai jau skausmas buvo praėjęs. Įsėdęs į baidarę, nuplaukė kokius 3 kilometrus ir jau taip užsipumpavo rankos. O vėliau tai jau nebesvarbu buvo, jau nieko jau nebejaučiu, nei rankyčių, nei kojyčių. Nu, dabar tai gausim bangų. Praeitą sykį ten, kokį kilometrų atgal. Sakau, irgi pafilmuosiu. Valtis pasisuko. Tekšti rankovę vandens. Nieko, išgyvensi. Nu. Štai šis akmuo Neries regioniniam parke vadinasi konglonomeratas. Galit atvaryti, pasižiūrėti. Vakarėje tai sustojau apsirengti, nes vėsoką paliko. Gaunu vėjo į kaktą, tai ne kažką mint. Nu, dar 10 kilometrų mėginsi. Jėgos po truputį apleidžia kūną, bet dar šviesu, dar reikia irkluoti. Šiek tiek padreifuosi, kol atsigausi. Lyt pradėjo, aišku, nieko baisaus, bet nesmagu. Jau pradedu dairytis nakvynės vietos, kur reikės kristi. Nakvynės vietą radau, irklą pasidėjau. Aišku, norėjau ant tokios žolytės, bet čia kol rasiu ir vasara ateis. Pagalvoju, visai gal minkšta bus. Pasižiūrėjau, nešlapia. Mėginsim. Tadam! Vis dėlto pagalvojau, kad per aukšta žolė mano skoniui, plauksiu toliau. Vėl akmuo padėjo. Paplaukiau 300 metrų. Radau daug geresnę ličikė. Laužavietė yra. Čia gėlytės kvepia. Puikiai. Tai va, mėly vaikai, pamokysiu kaip išsirinkti, kur miegot. Reikia pasižiūrėti medžius. Jog esant stipriam vėjui ir audrai, jie nekristų tau ant galvos.
Šitą naktypečiam suvalgysiu tikrai. Palapinė pastatyta. Maistukas jau verda. Vakarieniai agurkų sriubytė. Niam, niam, niam. Galvoju, jeigu jau pasiėmiau, tai reikia ir naudoti. Labai patogiai bus atsisėst. Gaila, kad šiek tiek lašnoja, bet viskas čiki-piki. Tai rezimuojant dieną, nuplaukiau 61 km per 10 valandų. Vidutinis širdies ritmas 80 dūžių per minutę. Gaila, kad nematau, kiek sudeginau kalorijų, bet pavalgęs ir lights out. Labas rytas, 5:30. Menuliukas visą naktį pralijo, tikiuosi dieną nelis. Good morning USA, I got a feeling it's gonna be a wonderful day. Sriubytės, kad geriau plauktus. Ieškojau savo neperšlampamų kelnių triptašių, tai teko Pizos bokštą pastatyti. Kadangi naktį lyjo, tai turim tiek balų, reiks išpilti. Kol viską supakavau, kol patikrinau ar nieko nepalikau, 7:20, antra diena, važiuojam! Kaip gerai, visą rytą laukiau su nekantrumu, kol galės atsisėsti šlapę baidarę. Visiškas štilius. Saulutė šviečia, išgerti kviečia, tai matyti reikės. Išlipau į krantą, reikia pasitepti kremo nuo saulės, pasimti akinius, nes įspigina. Ir kol saulė šviečia, sakau, reikia pasikrauti savo powerbanką, nes per naktį išnaudojau. Dabar turim 19 procentų ir įdėsim krautis. Va, ir Kernavę priplaukiau. Kad užkaitino. Nusprendžiu nusirengti ir slikė nenuskėl tokie palūšą užsidėti. Paplauksiu be liemenis, gal nenuskėsi. Mama manęs klausė, kada atgal plauksiu. Tai vakuoju, motorą užkuriu ir prieš srovę. Tai 3 minutės ir būsiu namuose. Atsimenu, kai iš Klaipėdos važiavau dviračio į Vilnių. 550 km. Tai Klaipėda, Litėnai į Vilnius. Tai kasdien apie 4 litrus vandens išgerdavau.
Ir vieną dieną, berods iš Kauno link Trakų. Tai tą dieną išgėriau 6 litrus vandens. Dabar, vakar Baidare, kai plaukiau, išgėriau 3. Vandens nepritrūks, turiu mėnesiui. O jeigu ką, pilna. Upeliūkštis teka. Šitą ir išsimaudyt būtų galima. Buvo išlipęs į krantą, pasiečiau saulės panelę, pripačiau dugną ir pasiėmiau šernienų. Ten stirna. Esu vidury upės, tačiau labai negilu. Tai rytoj visą dieną praneša lietų, kad man palapiniai nemirkt. Sakau, nuplauksiu šiandien kiek jėgos leidžia, minimum 60 km. Susipakuosiu daiktus, išsikviesiu taksą, varysiu į Kauną, pasiimsiu viešbutį, o rytoj visą dieną tada vandens parke mirksiu. Jėgas atsistatinėsiu. Tai planas toks. Atodanga. Taip, panašiai esu dviračiu važiavęs. Žiemą. Telefonas miršta, tai sakau, pasiimsiu powerbanką. Geras pusdienis ir jau 84%. Saulės kolektorius gerai veikia. Sveiki atvykę į Ruklą. Ką tik buvau sustojęs pasitept kremu, nes rankytėm tai jau ragas. Žmona užsakė viešbutį, tai iki Jonavos tilto paplauksiu, Taurastos berods vadinasi. Dar kokios 2 valandos, užsakysiu taksą ir varysiu ilsėtis. Nes rytoj lietus, Ruklą praplaukus, vanduo kanalizaciją paduoda. Jeigu kas plauks ir planuos nakvynę, tai apsistokit prieš Ruklą. Taigi nepasigyriau savo kojinėm. Waterproof. Kažkada draugelis sutiktas Molėtuose pasakė, kad toks dalykas yra, tai iš armijai ir civiliams nusipirkau, labai gelbėja. Ir Jonava ranka pasiekiama. Čia prisišvartuosiu, išlipsiu ir įsikviesiu Uberį. Spėkit,
Kur dar vienas geltonas maišas. Stovi ir pukšt maišas tiesiai į vandenį. Aš čia visą greičiu, tai spėjau pagauti, jau krito į vandenį. Dabar ten džiūsta. Tai vargais negalais atsigabenau į Kauną. Žmona užsakė apartamentus, kurie 5 aukšte be lifto. Širdis kulnuose. Vienu įpū užnešiu viską, išskyrus butelius, į 5 aukštą. Jau sakau, kelionės pabaiga, bet ne 5 raktą pasimt, viską į 6 aukštą be lifto. Jei nuplaukt 60 km buvo mažai, tai dar visas daiktas į 6 aukštą. Ant radiatoriaus įsidžiuvinau rūbus ir palapinę, o dabar prieš išeinant į vandens parką reikės pasistiprinti. Šeimyna atvažiuoja, pramogausim. Prisiparkavo. Seniai matyti žmonės, o šypsena iki ausų. Ir Lukas savo vandens parke čilina. Tai pasikviečiau šeimyną, kad kartu papramogaut. Tai darbi mane vaikus prižiūrėt. Kraustinėjau savo potašę, ką čia rytoj suvalgyt pusryčiams. Ir radau šitą gražuolį. Nėra su kuo atidaryt, tai 400 gramų būčiau plukdęs į savo namo. Tai gerai, kad apsistojau Kaune, čia yra su kuo atidaryti, yra atidarytuvas. 5 valandos ryto. Daiktas jau nutysau iš 6 aukšto žemyn. Kviesias boltą. Judam, pompuojam. Dar kokią valandą ir pripūsiu. Bet tai kai gerulis rytas. Pasaka. Atsikėliau 5, tačiau be 17, jau viskas supakuota ir plauksiu. Prasidėjo 4 kelionės diena, 3 plaukimo. Oras šiandien žada nuostabų, tai laikysimės kurso, mėginsim plaukti 60+, nes superinis turėtų būti oras šiandien. Reiks išsitepti būtinai kremą. Tiesa, plaukimas Nerimi jau užbaigtas, plaukiu Nemunu. Kol kas atrodo, jog daug gilesnė upė. Man rodos, niekada netekė plaukti. Kartą Bitėnuose tekė išsimaudyti senvagiai, bet tik tiek. Gir, gar per Nemunėlį. Pabandom paspėlioti, kiek šiandien kilometrų nuplauksiu. Kas atspės, tam Lazy Cow saldainio popierėlis. Nežinau ar matos, bet belenkiek paukščių pritūpė Nemuno upės salelėje. Kai iš Klaipėdos į Vilnių myniau dviračiu, tai vat prie šito kalno ten stulpas yra, atsimenu, buvau sustojęs pavalgyti. Mynimo video yra YouTube'ai, pažiūrėkit.
porą patarimų, kas įsirašė ilgesnę kelionę baidare. Tai turėkit kelnes su užtrauktuku kišenėse. Taipogi nusimkit žiedus. Maniškis tai jau prikėpęs. Ir turėkit kremo nuo saulės. Dar gerai yra tokia egiptietiška maikė su kapišonu. Plonytė. Kuo ryškesnės spalvos, tuo geriau, nes su saulė nekėpintų. Nemažai čia tokių gražių viečikių, kur atrodo būtų galima pasistatyti palapinę. Tai sakau, išlipsi pasižiūrėt, bet žalytė tokia gana aukšta, sakyčiau. Štai ką parsinešiau iš kranto. Hello, my old friend. Renesanso stiliaus Veliuonos Marijos bažnyčia pastatyta 1644. Sveiki atvykę į renesansinę, neogetokinę Raudonės pilį, kuri buvo statyta ir nugriauta daug kartų. Raudonės pilis viso grožio. Esu ten buvęs su dviračiu, turiu magnetuką ant šaldytuvo. Nuo Raudonės pilies mažiau paukščių, daugiau žvejų. Buvau tokią salykę įplaukęs, visai nieko, į Senvagę. Teko daugiau pačiam pairkluot. Tai atvariau iš ten ir varau ten. Vėjas į kaktą, tai po prakaitų. Vėjas ir srovė užnešė mane ant akmenų. Nuplaukiau jau daug kilometrų, dar prieš vėją. Jėgų neturiu, bet žmonai meilę išreikšti galiu. Linkėjimai iš Jurbarko. Jurbarkas. Pirmą kartą istorinėse šaltinėse minimas 1200 su kapeikom. Dabar gyvena apie 10 000 žmonių. Įžymus tuo, jog turi ilgiausią Lietuvoje automobilių tiltą. Beveik 500 metrų. Šilo tiltas, šimtmečio tiltas pastatytas 1978 metais. Visą šitą informaciją žinau, nes turėjau kursioką, kuris labai didžiavosi savo miestu. Kitoj upės pusėj Sudargo piliakalniai. Žolytė labai patraukliai atrodo nakčiai apsistot. Tačiau noriu per piet rytoj Bitėnuose išsimaudyt, tai reikia dar plaukt. Labas rytas. Šiandien galvoju 6 nebesikelt, leisiu saulei truputį mane apdžiūvint. Einu dar miegot. Labanakt. Pirmą plaukimo dieną nuplaukiau 60. Antrą irgi ten 60 su trupučiu. Vakar 73. Jau plaukdamas Nemunu. Tai vakar labai jau buvau pavargęs. Ieškojo vietos ant smėliuko, nenorėjau statyti. Tai pasiprašiau pas žmonės ant žolytės. Priėmė. Šiaip tai prie smalininkų, tai darbo dieną visi tokie šiek tiek įkaušę. Šūkavo ten. Jo. Išlipau į krantą, pasimt pašaro nesalkanas. Sakau, prie paties nufilmuosiu, koks gražus rytas.
buvo mane susistabdė pasieniečiai. Nuo ID kortelės nusirašė visus duomenis. Paklausė, iš kur varau, koks galutinis taškas ir taip toliau. Sakė laikytis Lietuvos pusės. Pas rusus nelyst, sako, nes yra buvę atveju, kad jau guldo ant žemės. Jo, esu matęs, kai Vailavičius video žiūrėjau, tai su puška Vailavičių buvo prirėmę. Vat, laikykitės vyrai Lietuvos pusės. Vanduo tai kai stiklas, lygus. Reikia irkluot, kol dar lengva, nes vėl žada vėją į kaktą. Tokių bokštelių pilna tiek Lietuvos pusiai, tiek Rusijos pusiai. Jau tiesi stebimas. Į krūmus jau baisu nueit. Teko išjungti mobilius duomenis, nes vis prie rusiško tinklo prisijungdavo. Tai Telia su savo 100% padengimu prašom susitvarkyti. Plaukiu iki Bitėnų, kad išsimaudyčiau. Jau tiek karšta, sakau, nebegaliu, sustosiu čia išsimaudyti. Iki šukoja į vandenį, sakau, ne, nesimaudysiu. Rusijos tarybiniai bokštai. Planavau Bitėnuose sustoti ir pietus pavalgyti, išsimaudyti. Bet plaukiu lėčiau negu norėčiau ir pasirodo Bitėnai šiek tiek toliau dar. Sakau, vat, salykę tokią radau. Pasigaminsiu valgyti, pailsėsiu. Vandenukas jau beveik verda. Batus uždėjau, kad užuovėje būtų. Virsimės Tactical Food Pack. Ir Lietuvoje piramidžių turim. Aplankykit šalia Bitėnų. Karšta, ausys svyla. Pasitepiau kremu viską. Na ir dienelė nedaug nuplaukė, bet jėgų ir nebeliko. Dar nepasiekiau Bitėnų, tai nežinau, reikia dreifuot. Rambino kalnas. Tai pramiegojau aš Bitėnų poilsiavietę. Karalienės Luizės tiltas tarp Tilžės Rusijoje ir Panemunės Lietuvoje. Už manęs Rusija. Reginys nekasdienis. Medis paskedo. Nėr vėjo, nėr srovės, reikia irkluot pačiam. Nenoriu, kad būtų kaip vakar, kai jau nebeturėjau jėgų išvis ieškoti vietos, kur statyti palapinę. Tai pagalvojau, pasistatysiu čia. Epinis vaizdelis. Tai reziumuojant dieną, nuplaukiau 57 km. Vanduo nuo Smalininkų iki Viešvilis buvo labai švarus. Artėjant prie Bitėnų buvo tikros pamazgos, net kojos kišti nesinorėjo. Perplaukiau toliau negu Panemunė ir įsikūriau, kas panašu, arklių ganykloje. Žolytė šviežutė,
Priėjimas geras, vaizdas pasaka. Išgėriau netoli 5 litrų vandens. Jeigu ten tolėliau būčiau plaukęs. Mano palapinė laukuose, aukščiausias taškas. Vakar audra buvo. Nejuokinga. Tai naktį nuo žaibų prižadintas nuo griaustinių griebiaus porą daiktų. Pukšt. Ėjau ieškot, kur čia slėptis, tai žmonės lovą priėmė minkštai. Grįžau palapinę, paėmiau 10 eurų, nunešiau. Per piet vėl audrykė žada, tai stengsiuos nuplaukti iki tokio kempingo, kuris nedirba, bet gal bus kokia pavėsinė. Vis po žaibo nereikės. Išgelbėjau kažkokią bitę, ištraukiau iš vandens. Tai leisiu dabar išdžiūti. Praplaukiau koks 15 km ir Dievas neduos meluot, koks 200 žvejų. Tai kas su palapinėm, tų užklausiu kaip naktis, bet didžioji dalis atvažiavosi šiandien ryte. Tai vienas ką tik buvau sutikęs, sakė, vėjas naktį palapinę apverti, teko miegoti mašinai, sako, atsibudo visi daiktai šlapė viską. Kadangi audros baisios jau nebežada, išlipau į krantą pasidaryti jau priešpiečių. Įdėjau krauti powerbankus, pasigaminau savo pusryčius, nes konserva jau atsibodo. Čia į tokią senvegį įplaukiau, nes žiūriu su palapinė žvejai. Tai paklausiu, kaip sekasi žvejot. Sako, ne kažką, klausė mane, sako, iš toli plauki, sakau, iš Vilniaus, sako, o, tai vakar, sako, gavai biškį žaibų, sakau, nu truputį, sako, aš tai nežinau, kam tą palapinę stačiau, sako, nes turėjau į mašiną lyst slėptis. Vėjas iš šono pučia, tai išlipau šiek tiek pailsėt, nes ir kojos nebegyvos medinės. Pasižiūrėjau, kokia upė man reikės plaukti link Ventės rago, tai pavadinimo geriau nesakysiu. Kormoranai skraido. Ar žinot, ką tai reiškia? Kormoranai skraido. Man iškart primena, kai su žmona dviračiais iš Smiltynės link Nidos mynėm ir buvom užsukę kormoranų pasižiūrėti. Seni geri laikai. Gaila, kad Margarita dabar negali su manim čia irkluot. O būt patikė, ties Margarita. Kiek tupi. Sveiki atvykę į Rusnę.
Sveiki atvykę į apartamentus. Labas rytas, maistukas jau verda. Reiks valčykiam prisipūs šiek tiek. Palapinę pradėjau išpakuot. Šiandien upė, kurios pavadinimo neminėsiu, jau daug ramesnė. Judėsim. Tai kokį rytą vėl turim gražų. Į šį švyturį esu su darbu įlipęs. Linkėjimai ant softoj. Nu ir ko ne, Deep Blue Sea. Judam! Už manęs Norvegija. Varau pigesnių kiaušinių užsipirkt. Užsimaukšlinau liemenę. Aišku, jeigu įkrisiu į tokį ledinį vandenį, nelabai padės. Bet jeigu į baidarį atgal įlipsiu, tai turiu sausų rūbų, karštos arbatos. Banguoja belenkaip. Vėjas į vieną pusę, bangos neša į kitą ir kluoju vėl vietoj. Tai pasirodo, aš į Nidą plaukiau, ne į Ventės ragą. Ai, navigacija. Tai beveik jau finišas, ačiū Dievuliui, kad prižiūrėjo mane. Pradeda lašnot, bet jau priplaukiau Norvegijos žemės. Užlipau į švyturį. Na, kur tie jūreiviai plaukia? Tai boltas į Ventės ragą nevažiuoja, reikia susikraustyt ir daugiau negu pusę kilometro neštis kažkur ten. Patinka padažykos, taip?